Viltis, kuri neapvilia. Sveiki, su jumis Aina. Yra temų, kuriomis sunku kalbėti. O sunku todėl, kad yra tiek daug nuomonių, nuoskaudų ir ekstremizmo. Viena iš tų temų yra moters vaidmuo visuomenėje. Neseniai kalbėjausi su draugu, kuris yra daktaras, ir jis, bandydamas mane šiek tiek perzinti, paklausė, kodėl mano nuomonė dauguma išradimų ir didelių mokslinių pasiekimų yra padaryti vyrų, o ne moterų. Reakcija į tokį klausimą labai skirsis nuo žmogaus. Labai lengva įsižeisti ir supykti dėl tokio klausimo, bei pradėti aiškinti apie moterų diskriminaciją ir visas neteisybės įvykdytas prieš mus. Bet mano atsakymas buvo kitoks. Ir ne todėl, kad aš galvoju, jog teisės neturėtų būti lygios. Mano atsakymas buvo, kad paprasčiausiai praktiškai žiūrint, dažnai vyrai turi daugiau laiko tokiems dalykams. Nes moteris daug savo energijos ir laiko skiriant auginant vaikus, rūpinantis namais bei kitais šeimos nariais. Jos užaugina visus tos būsimus išradėjus, didžius mąstytojus ir mokslų daktarus. Tai visiškai nereiškia, kad moteris nesugeba atrasti kažko naujo ar prisidėti prie mokslo pažangos. Vienas iš pavyzdžių būtų Dorothy Vaughan, išskirtinio talento matematikė, žmogus kompiuteris, kurios indėlis į NASA operacijas buvo neįkainojamas. Ir taip, praeityje, kažkiek net ir dabar, buvo daug neteisybės moterų atžvilgiu. Buvo laikas, kai moterims net nebuvo leidžiama studijuoti medicinos ir būti daktarėmis. O tas, kurios gydydavo, sudegindavo kaip raganas ant laužo. Netaip jau ir seniai buvo manoma, kad moteris turėjo prastesnės smegenis ir dėl to negalėjo balsuoti. Kaip ir sakiau, neteisybės tikrai pilna. Dorothy Vaughan tai žinojo, nes NASA'je niekas su ja nesiskaitė. Nes ji buvo ne tik moteris, bet dar ir tamsiaodė. Gaila, tačiau ilgą laiką moteris buvo laikomos silpnomis. Ir vyrų manymų jas reikėjo saugoti nuo intensyvios protinės veiklos, nes jų įsitikinimu tai galėjo pažeisti moterų delikatų sudėjimą. Galima iš to juoktis, tačiau toks mąstymas ne vieną iš mūsų pykdo. Ir todėl dar ir šiandien moteris bando įrodyti, kad vyrai klysta. Mes stengiamės būti stiprios, kartais net stipresnės už vyrus. Mes bandome pasiekti daugiau nei vyrai, būti geresnės už juos visur, kur tik įmanoma, kad įrodytume savo vertę ir gebėjimus. Kad įrodytume, jog tas mūsų kabutėse delikatus sudėjimas gali atlaikyti daugiau nei vyrai galvoja. Bet mūsų vertė ir mūsų vaidmuo jau yra nustatyti Dievo. Mums nereikia nieko įrodinėti. To, kuris mūsų kūrė žodis, yra svariausias. Nesvarbu, ką besakytų visi kiti. Ir stovint ant to pamato, mes esame laisvos pasirinkti savo gyvenimo kelią. Pradžios knygoje Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Palaiminęs juos, jis jiems abiems įsakė daugintis, pripildyti žemę ir ją užvaldyti, viešpatauti viskam, kas joje yra. Vyras ir moteris yra lygiaverčiai. Jie yra bendradarbiai šeimos, žemės ir kultūros kultivavime. Tačiau žinome, kad netrukus jie abu padaro pirmą klaidą. Klaidą su didelėmis pasiekmėmis. Jie nepasitikė Dievo žodžiu bei jo gerumu ir nepaklūsta jam. Kadangi jie dabar jau pažįsta ir gėrį, ir blogį, ir į tobulą kūrinyje įžengia mirtis, jie nebegali pasilikti Edeno sode. Jie yra ištremiami ir prakeikiami. Tai, kas prieš tai buvo tobula ir lengva, pasidaro sunku ir skausminga. Nepaisant viso to, išklausęs visus prakeikimus, Adomas savo žmoną pavadina Ievą. Pasiklausykime giesmės, po kurios pakalbėsime apie tai, ką šis vardas reiškia hebrajų kalboje ir ką tai reiškia mums, mūsų gyvenimuose. Viltis, kuri neapvilia. Su jumis Aina, šiandien kalbame apie sudėtingą temą – moters vaidmenį visuomenėje. Jau sakėme, kad vyras ir moteris yra lygiaverčiai. Jie yra bendradarbiai šeimos, žemės ir kultūros kultivavime. Ir nors Dievas viską sukūrė tobulai, į žemę atėjo nuodėmė per pirmosius vyrą ir moterį. Pirmieji žmonės buvo išvaryti iš Edeno sodo ir susilaukė prakeikimų.
Tačiau nepaisant viso to, išklausęs visus prakeikimus, Adomas savo žmoną pavadina Ieva. Hebrajų kalboje Ieva reiškia gyvybės teikėja arba teikianti gyvybę. Įdomu, kad būtent tokį vardą jai davė Adomas, ypač po to, kai dėl jos poelgių į pasaulį įžengė nuodėmė atnešusi mirtį. Tačiau Adomo ausyse tikriausiai vis dar skambėjo neseniai pokalbėje su gyvate ištartas Dievo pažadas. Dievas sakė, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs, tai yra gyvatės, ir moters. Tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Jis sutrins tau galvą, o tu gelsi ją į kulnį. Su prakeikimais atėjo ir pažadas apie tobulą gyvybės teikėją, Jėzų. Kurį laikui atėjus Dievas siuntė į šią žemę išgelbėti puolusių žmonių ir atstatyti sugriautų santykių su Dievu. Dėl Jėzaus aukos už mūsų nuodėmes mes vietoje mirties nešėjų tampame gyvybę teikiančiomis moterimis. Ir mes tuo skiriamės nuo vyrų. Nors moteris ir vyrai, kurie kartu yra sukurti pagal Dievo atvaizdą, tiek pat atspindi Dievą, tačiau jie jį atspindi skirtingai. Vyrai yra aprūpintojai, o moteris turi privilegiją atspindėti Dievo gebėjimą teikti gyvybę. Tai nereiškia tik vaikų gimdymą, tai apima daug daugiau gyvenimo sričių. Mūsų smegenys skiriasi nuo vyrų, bet jos nėra prastesnės. Jos sukurtos rūpintis kitais, pastebėti kitų poreikius, tiek fizinius, tiek emocinius. Mes turime gebėjimą ne tik pasirūpinti pirminiais poreikiais, bet kurti jaukumą bei grožį. Bet dar svarbiau, būdama suvienytos su Kristumi, mes gebame kalbėti gyvybę teikiančius žodžius kitiems. Savo veiksmais mes galime statyti, o ne griauti. Ir galime su kitais dalintis gyvybę teikiančiomis dovanomis. Tai darydamos, mes nešame Dievo šviesą ir gyvybę šiame tamsiame, mirties kupiname pasaulyje. Kad ir kur bebūtume. Nors per praeitus tūkstantmečius moteris daug kentėjo. Dažnai buvo laikomos nuosavybė. Neturėjo tokių pačių teisių ir galimybių mokytis kaip vyrai. Tačiau Dievo akyse jos nuo pat pradžių buvo labai vertingos ir vertos pagarbos. Vienas iš būdų, kaip Dievas tai parodo, yra moterų vaidmuo išgelbėjimo plane. Nuo pat pradžių buvo pažadėta, kad per moterį į žemę ateis gelbėtojas. Vėliau žinome, kad Dievas pasirinko paprastą merginą Mariją, kad joje užgimtų nepaprastas Dievo sūnus. Vyras prie to nei kiek neprisidėjo. Taip pat Biblijoje skaitome apie samarietę moterį, kurią Jėzus sutiko prie šulinio vidury dienos. Ji buvo pirma misionierė, savo žmonėms skelbianti apie atėjusį Mesiją. Marija Magdalietė pirmoji pamatė prisikėlusį Jėzų ir ji nuskubėjo pranešti mokiniams apie tuščią kapą. Nors buvo tų, kurie menkino moteris, Dievas išryškino jų svarbumą, nes jis sukūrė vyrą ir moterį lygiaverčius. Kai Dievas juos sukūrė, jis ne tik juos palaimino, bet ir paskelbė, kad jo kūriniai yra labai geri. Ir vyras ir moteris buvo labai geri Dievo kūriniai. Taigi mums svarbu nepamiršti, kad moteris buvo sukurta kartu su vyru pagal Dievo atvaizdą. Ji tiek pat atspindi Dievą kaip ir vyras. Jos vertė nėra nei trupinėlių mažesnė už vyro. Jai nereikia įrodinėti savo vertės, nes Dievas ją nustatė nuo pat pradžios. Ir mums yra skirtas ypatingas vaidmuo šiame pasaulyje teikti gyvybę. O kaip mes tai darysime, jau priklausys nuo kiekvienos iš mūsų. Vienos moteris pasirinks gyvenimą namuose, auginant vaikus, investuojant savo laiką į naują kartą, rūpinantį šeimą. Kitos gal pašvęs savo gyvenimą dvasiniam darbui, kaip tai padarė misionierė Lilia Strutter. Dar kitos, galbūt kaip Florence Nightingale, visą savo jėgą sudės į visuomeninę veiklą. XIX amžiaus pabaigoje Britanijos kariuomenėje siautėjo ligos, dėl kurių 10 000 karių negalėjo atlikti savo karinės pareigos. Ligoninė susilaukė daug kritikos. Nors vyrai gydytojai iš pradžių buvo labai nepatenkinti, kad Nightingale įsiveržė į jų ligoninę, tačiau jos ir seselių pagalba Krymo karo metu mirtingumas ligoninėse sumažėjo nuo 41% iki vos 2%. Florence Nightingale istorijoje žinoma kaip slaugymo pradininkė.
Į karo ligoninėse įvedė tvarką, rūpinosi higieną. Ir ne tik tai, ji taip pat rūpinosi kareivių emocinę būseną. Jie savo veiklą tiesioginė prasme gelbėjo gyvybės. Jie naudojo savo kaip moters gebėjimą teikti gyvybę. Tūkstančiai moterų užaugino karius Krymo karui. Ir po to kitos moteris rūpinosi tais vyrais karo metu. Jie reikėjo net išrasdamos naujus dalykus ir sistemas. Ir tų moterų darbas buvo svarbus. Visos tos moteris yra vertingos ir joms nereikia nieko įrodyti. Verčiau, jos tą energiją gali panaudoti toliau savo gyvenimais, teikiant gyvybę kiekvienam sutiktam žmogui. Kur tai bebūtų, namuose ar už jų ribų. Valant sergančiam vaikui nosį ar pasirašant 1000 sandorį darbe. Žinant savo vertę Dievo akyse ir jo paskirtą vaidmenį mums, mes esame laisvos pasirinkti, kaip atrodys mūsų gyvenimas. Ir mums reikia ne konkuruoti, bet bendradarbiauti kartu su vyrais. Nes Dievas mums visiems kartu davė rūpinti šiuo pasauliu ir kurti jo karalystę čia žemėje. Mes papildome vienas kitą. Vietoje to, kad kovotume, bandydamos įrodyti, kad sugebame viską, ką daro ir vyrai, susitelkime į tai, ką mes darome geriausiai. Būkime gyvybės nešėjo šiame pasaulyje. Ir svarbiausia, kur bebūtume, dalinkimės su kitais tuo, kuris yra gyvenimas. Su jumis buvau aš, Aina, tarnystės moterims sukurta jam įkūrėja. Nepamiršk, tu esi mylima. Eik ir dalinkis tą meilę su kitais.